Klausyk, gal nereikia ką, gal mes ką nors sugalvosim. Gal? Bet žiūrėk, iš kitos pusės, turiu išeitinės dabar. Pabandyti verta. Nesigaus, tai nesigaus. Ir grįšiu atgal. Nežinau. 2 mėnesius, neaišku, kur, su kuo. Tik iš viso neaišku, ar tu jubiliejų spėsi. Galų gale yra Skype. Susirašysim. Kas tas Skype'as? Gerai. Tada žinai ką, pažadėk man. Grįžti ir mes iš karto varom į Veneciją. Venecija, sakai? Nu, Venecija tai Venecija. Galų gale 3 mėnesiai. Nu, jeigu ką, nespėsi net mirktelėt ir grįšiu. Nežinau. Ir tada važiuosim į Veneciją. Žinoma, paklausiau pas vieną, pas kitą, pas pažįstamus, kas ką žinojo, tas tą papasakojo. Baugoka buvo, nežinia, supažinom tai autobusiukę su visais, o šiaip tai nekartočiau tikrai to dalyko, jau pasimokiau ir gana. Sima? Jūs tai čia tu? Kas yra jūs tai? Nieko. Daug aš tai padėsiu. Trauk rankas. Čia dabar kas? Kas yra, kas atsitiko? Aš nebeisiu į tą lietuvių pamoką. Durnė mokytoja, visiškai. Man už nieką pažymį jinai sumažino. Tai gal ne už nieką, gal pridirbai ką nors? Cik ne Parkerio, o tušinuku rašiau. Kur tavo Parkeris? Nervina man su tą nesąmonę rašyti. Mėlynos rankos buvo. Ir kas, jeigu direktoriaus pavaduotojas liepė? Man nerūpi, ką jinai sako. Justai, tu nepamiršk, ką tu tėtį žadėjai, gerai? O tu nepamiršk, kaip aš žadėjai iš mokyklos paimti. Gerai? Justai. Keturi vienas, antras dublis. Iš tikrųjų, niekada negali žinoti, kas bus. Mano šeimoje labai nemėgsta, kai aš taip sakau, bet čia iš tikrųjų buvo tokia situacija, kai mes labai daug nežinojome dalykų. Toks keistas jausmas ir ta nežinomybė labiausiai gal, žodžiu, išbandymas kaip reikalas mūsų šeimai buvo. Kur, tai bus valgyti? Nevalgysiu. Sima, tu nieko nevalgai, tu toje palpsi. Mama lėknėjau. Kur dar lėknėti, tu permatoma? Mama, aš ruošiuosi konkursui. Kokiam konkursui? Kokiam konkursui? Kastingui. Kastingui? Kastingui. Mama, galiu man padėti stabdžius įtempti? Ten vienam labai nepatogu. Klausyk, Justelė, aš tik ką po parduotuvės, dabar valgyti reikia padaryti. Vėliau, gerai? Imk. Gerai. Tai jau žiemą sužinojau, kad bus atranka, bet kažkaip, tikrai nuoširdžiai ruošiausi. Ta prasme, tikrai daug pastangų įdėjau į tai. Buvau pasiryžus nugalėti. Anksčiau ir vėliau vis tiek iš čia išvažiuosiu. Jeigu ne dabar, tai kažkada. Jei ne univerą, tai nežinau, dirbti ar kažką. Nesvarbu kur. Milanas. Paryžius. Nežinau. Mama, man reikia 10 litų. Troselis parėjo. Kas toks? Stabdžių troselis. O pas tėtį nėra? Ne, neradau. Aš neturiu dabar pinigų. 10 litų? Aš tau rytoj pati nupirksiu, gerai? Tu nežinai kokio. Aš pats nueisiu ir nupirksiu. Justai, aš neturiu dabar grinų. Justai. Nežinau, ką sakyti.
Simona, tikrai nevalgysi? Aš atsiprašau. Viskas gerai. Valgyk. Šūkiai? Gal vis dėlto valgysi? Ne. Tėtis. Tėtė? Sveiki, kaip jums sekasi? Man viskas gerai, labai lėtas internetas, po poros dienų būsim, kur bus geresnis. Tu jam parašyk paklaus, kaip kelionė sekės. Parašykit, kaip jūs pasilgau iki. Kas čia? PS duok Justui 10 litų traselį. Tu mačiau. Nieko savo. Iš tikrųjų sunkiausia buvo, kai negavom jokių žinių. O po to susisiekėm, pasakė, kad gerai nuvažiavo, kad viskas tvarkosi kažkaip tai iš karto atsipalaidavo. Dar jūs tą su tuo traseliu prajuokino, tiesa? Nesąmonė kalbėti per tą Skype, aš galiu pasakyti. Kodėl? Todėl, kad visi per Facebooką dabar kalba. Jeigu bandom vaizdo skambutį jungti, tai iš vis nėra ryšių. Nežinau, man atrodo, svarbu, kad yra galimybė susisiekti, nes asmeniškai man tai tos dienos, kai negavome jokių žinių, tai buvo tikrai pačios baisiausios, labai erzino. Manęs tai neerzino. Nu, gražiausia. O, Jezu. Aš labai atsiprašau. Ar sveikas pats? Taip, Nu, taip. gerai. Va, ką čia pridarėjai dabar? Čia gal nedaug. Oi, nedaug, tu bėda nedaug, čia meistrai pasakys, daug ar nedaug, čia dažyt pusę buferio reikia. Bet aš sumokėsiu. Oi, sumokėsi, ką tu sumokėsi? Kaip tavo vardas? Justas. Justas. Ai, tai tu Algio vaikas, ne? Taip. Gerai. Tai ką, tada tėvas išvažiavęs dabar, kiek žinau, ne? Jo. Jo. Nu tai tvarkoj, sės, tada važiuojam pas mamą, sušnekėsim kažką. Ne. Aš pas viską sumokėsiu. Pats mokėt nori? Taip. Gerai, tada padarom taip. Pasilgau tavęs. Normaliai bandom. Nu, žinai, bet tavęs tai šiek tiek kitaip, vaikai tokie pasileidę, klausyk. Simai, tai yra kažkoks tai, nesupratau, castingas, madų konkursas, toks tai išprotėjęs visai, nieko nevalgo, nieko neįkiši burną. O Justas tai toks, nežinau, paauglys jam prastės ar kas, rėkia, piktas, toks. Alio, girdi mane? Kažkur dingai. Algi? Algi, girdi? Esi? Algi? Nežinojot, kas su jumis vyksta? Ne, tai ką ten žinosi, visiškas kažkoks bardakas. Išbėrė kaip obuolius, nieks nieko nesako, nu, didžiausia problema buvo, kad nebuvo jokios informacijos. Nu, iš kitos pusės, nu, irgi, kaip ir nepradėsi tenais virkauti, ką tik atvažiavęs. Aš bandžiau ten nuraminti vyrus. Tai va, tai iš esmės, kaip ir viskas buvo aišku nuo pat pradžių, į ką pakliuvau. Tu kur buvai? Kodėl tu nepaskambinai, ką? Išsikroviau. Aš tau neaiškiai pasakiau, po parduotuvės tiesiai namo, kur tu buvai? Aš ir ėjau namo. Nerėk ant manęs, gerai? Pati ir nerėk. Kas tam dabar? Nežinau. Valgysi? Ne, vėliau.
Nu, atvažiuoja Justelį, žie. Galvau, nepasirodysi, gaudyti reikės paskui. Nu, ką gero. Prašau, čia yra 350 litrų. Ir... Oi, tu centus tai pasilaikyk. Tai va, vyrai paskaičiavo servise, tai dar 4,5 lieki skoloj. Bet aš tik neturiu. Aš galiu taupyti, bet tai labai ilgai užtruks. Nu, žinai, aš irgi 100 metų laukti negaliu. O tai vasarą labai užsiėmęs? Nu, ne. Tai gal atidirbt nori? Gerai. Tai žiūrėk tada, be 10:08 vakare ateik čia darbui pasiruošęs. Nu ir pažiūrėsim, ką moki. Gerai. Nu. O, jūs namie? Tėtis neskambino? Ne. Nesuprantu. Prieš tai skambino, aš neatsiliepiau, aš skambinau, jisai neatsiliepė, nesuprantu, ką čia daryti. Kada tas tavo madų šou? Ne madų šou, o castingas. Atsiprašau, castingas. Atranka. Šiandien. Šiandien tai gal tave nuvežt? Ne. Tai yra taip. Tik nuvežt. Oi, supratau, galėtum ir į burną ką nors įsidėti nors kartą. Gerai, šypsenėlė. Atsipalaiduok, biškį dantukų parodė. Va, kažko. O, kaip gražu, gerai. Fū, žinai, per petį. Dabar paim pati plaukus. Paim, supranti, paim, jo. Ir taip žaismingai, žinai, taip. Labai gerai. Atsipalaiduok, kaip tu taip eini, atsipalaiduok, kaip vėl. Labai susikaučiusi. Va, viskas. Ir eini. Laisvai, paprastai ir sustoji ir atsisuki. Jo, visai neblogai. Dar kartą į priekį. Lengviau, mažutė, ką tu taip. Lengvai. Taukš, dabar, žinai. Ja, taip žinai, ateini ir taip. Jeigu gali tokį. Jo, kad būtų gerai. Spalvok, nu. Va, kažkaip. Kur čia? Bravo, super, ačiū labai visom panelėm, kurios čia atėjot ir šiandien savo castingą jau mes skelbiam baigtą. Ir iš visų pretendenčių mes išsirinkom 3 kandidatės pasitarę ir vienos iš jūsų laukia dar ypatingas prizas. Reiškia, mes vienos iš jūsų nuotrauką, taip sakant, nupirksim, mokėsim eurais, na ir jūsų laukia šviesi ateitis. Ir dabar mes sveikinam Adelę, sveikinam Vaivą čia. Sveikinam Kristiną ir be abejo sveikinam Simoną. Ačiū tau labai. Ačiū mamytėm, kad atvežėt savo atžalas pas mus. Gaila, panos negalim išgerti šampano. Nebent mamytės norėtų. Gerai, juokauju. Tai žodžiu, ačiū, kad atvažiavot. Vienos iš jūsų laukia pasiūlymai iš mūsų geriausių klientų, užsienio agentūrų. Ačiū, kad atėjot ir iki viso. Labadiena. Nu, pasiruošęs? O ką dirbti reikės? Taigi sakiau, pažiūrėsim, ką moki. Šią parduotuvę užsidarys po 10 minučių. Naik, paimk man cigarečių ir limonado kokią. Bet man neparduos. Tai tu nieko neklausk ir nieko nepirk. Nori skolą atiduot? Nu, tai būk vyras. Davai, kol anksčiau neužsidarė. Kur Justas? Nežinau, sakė, draugas su dviračiu padeda, taiso.
turėtų greit būt. Manęs kai niekur neišleisdavai. Dukra. Jis yra bernas. Mėmė. Nevadink taip jo. Nu ką, mane dar ne taip vadina. Tave pavadina irgi. Nu kas tokį geras, nu. Gerai, šitie tai tau lieka už darbą. Ką rytoj? Nežinau. Važiuosim į Akropolį. Gerai. Gerai, daug žaibą. Egis, Justas. pasimatysim. Ačiū Dievui, mums viskas gerai baigėsi, įsivaizduokit. Svetimoje šalyje svetimas žmogus davė telefoną paskambinti, pakalbėti ir pasirodo yra gerų žmonių. Jo. Vat gerai, kad mokėjau atmintinai ir žmonos numerį ir na, dabar jau iš viso aš jau išmokau ir savo paso numerį ir sąskaitos numerį, iš tikrųjų tos dalykus reikia žinoti, verta žinoti. Aš irgi manau, kad tai yra svarbu, nes va, tas informacijos žinojimas, manau, kad ir išgelbėjo. Ja. Ne, tai aš viską suprantu, ką tu man pasakoji. Aš tikrai nelabai žinau, ar čia aš turiu kažką daryti, ar aš čia turiu kažkaip taip, bet pranas tvirgi neskambina. Supranti, kas yra? Esmė yra tame, kad man labai baisu, ką nors pražiopsoti. O po to, kad nebūtų per vėlų, supranti? Aš nežinau. Ne, aš tikrai esu pasimetus. Alio? Alio? Klausau. Kas? Algi, čia tu? Algi, klausyk, kaip tu? Viskas gerai tau? Kur tu esi Škotijoje? Kodėl tu esi Škotijoje? Aš nieko nebesuprantu. Tu nieko neįrašy... Gerai, tuoj palauk. Aha. Alio. Sakyk, aš jau... Taip, tu rašau. Algi, čia tu? Aš jau viską... Alio? Labą dieną. Tai čia aš. Dėl ko? Atsiprašau. Ai, taip, supratau dabar. Tai čia gerai. O ką dabar reikės daryti? Pas mus? Nu gerai. Gerai, lauksim. Aha, visą gerą. Kur tu dabar varai? Aš pas draugą dviratį. Nesupratau, tu greitai grįši? Jo. Tai gerai, tai kiek galime kartu. Tai viskas tiesiog nori būti. Aš atsiprašau, o kiek jums cukraus dėti? Nereikia dėti. Nereikia, ačiū. Kad viskas eitų taip. Gerai, nu tai kiek tu gali kartu. Va, prašau. Ačiū. Na ką, galim kalbėtis? Tai gal visų pirma aš jūs norėčiau pasveikinti, kaip ir kalbėjom telefonu. Štai yra akivaizdus rezultatas, su kuo reikėtų sveikinti. Kokie nepanašiai save. Pati matot, kad rezultatas yra tikrai kuo puikiausias. Pirmos nuotraukos ir pirmas honorarėlis. Reikės tik tai pasirašyti kvituką, kad jūs pinigėlius gavot ir su visom sąlygom sutinkat. Oho, čia viskas jai? Be abejo. Nemažai. O jūs turite kuo pasirašyti? Taip. Kaip ir minėjau, man yra labai keista, kad jūsų dukros iki šiol niekas nepastebėjo, nes jau dabar jinai, kaip matot, yra nuostabus spindulėlis, o įdėjus dar šiek tiek darbo, ją būtų galima paversti ir pasaulinę lygą žvaigždę. Nežinau, man atrodo, jie per daug liaupsi. Ką jūs?
Jūsų dukros nuotraukas pastebėjo užsienio agentūros, o tai yra labai geras ženklas. Ir dabar reikėtų kuo greičiau pasirašyti bendradarbiavimo sutartį ir kelti sparnus į Prahą. O palauk, tu žinot, kad jinai dar 12-okė, dar mokslo metai nesibaigė? Žinom, viską galima suderinti su savaitgaliais. Tai yra nepakartojama galimybė. Aš, žinoma, nenorėjau dar, kol viskas iki galo nesuderinta pasakyti, bet yra labai realus šansas jūsų dukrai išvažiuoti į Venecijos mugę. Į Veneciją? Taip. Aš atsiprašau labai. Alio, Algi? Aš viską pervežiau ir tu gavai. Viskas tvarkoj? Tikrai? Gerai, iki. Aš labai atsiprašau. Prašau, taigi kaip ir minėjau. Simona, labas. Žiūrėk, mes tau nuotraukų atvežiau. Na, patinka? Patinka, gražuolė tikrai. Ir dabar atvažiavom suderinti sutarties sąlygas. Tai ką žinau, nesąmonė. Pirmiausia, tai nervina, kad mama laiko mane mažų vaikų, nes liko 2 mėnesiai ir aš pati pasirašinėsiu visus dokumentus, kurie yra susijęs su mano ateitim. Ir šiaip nervina tas faktas, kad dabar tai jau užsiciklins ir dabar visą, ką dabar, dabar Taigi, kaip minėjau, mūsų partnerių agentūros yra pakankamai dosnios, žinoma, pirmieji honorarai prasidės nuo vos 1500 eurų, tačiau laikui bėgant įdėjus įdarbio galima būtų juos pasikelti ir iki 5000 eurų už dieną. Aš tik noriu atsiprašyti, gal mes galėtume rytoj visą tai nuspręsti, ką? Rytoj, žinokit, galimybės tokios nėra, nes mes išvykstam į Vilnių ir dėl to šiandieną reikėtų išspręsti. Tai šiandien? Mamytė, leiskit išsipildyti mergaitės svajoniai. Tuo labiau, jeigu kažkas negerai, visuomet galima nutraukti. Visada galima. Ne, viskas yra suprantama, tiesiog rytoj grįžta mano vyras ir aš labai norėčiau... Tėtis grįžta. Leiskit mergaitė nuspręsti pačiai, kas jai geriausia. Galbūt Simona tegul nusprendžia. Ne, aš manau, turi spręsti tėvai ir aš viena tikrai nespręsiu. Mama. Čia. Tai kągi. Na tai. Gerai. Tai vadinasi, sutartį paliekam jums, nuotraukas taip pat, jūs pagalvokit. Susisieksim. Ačiū už kavą. Ačiū už kavą. Labas, tėti. Nu, sveikas gyvas. Nu, žiūrėk, kaip užaugai. Einam. Oi. Nu, eime. O, Labas, tėti. labas. Kaip tu? Labai gerai, nepatikėsi, buvau kastingė, Sima, dabar visai nelaikas. Mama. Sima, vėliau gerai? Mama. Sima, ne dabar. Čia sutartis. Pala. Kas čia per sutartis? O gal galima pagaliau susirinkus pavalgyti visiems kartu, ką? Labai svarbu. Mama. Tėti. Viskai? Kai grįžo vyras, tai jis nusprendė viską įsiaiškinti. Ir mes patikrinom internete ir įsivaizduokite, mes neradom nei vieno pavadinimo. Jokios informacijos apie kompanijas, tas firmas, kurios kvietė į castingą, kurios siūlė keliones į užsienį išvežti vaiką. Nu, neaišku, kokiuose saituose jūs tikrinot. Tenka pripažinti, kad aš tikrai neįsigilinusi, vos nepasirašiau visų sutarčių. Tai neaišku, ko viskas galėjo baigtis. Dar porą mėnesių ir aš pasirašinėsiu pati visas sutartis. Taip, bet aš manau, kad vis tiek reikia, jeigu tik yra bet kokia galimybė, reikia viską tikrinti.
Justai? Ką? Ateik čia. Palaikyti reikia truputėlį. Ateik. Taip, laikyk čia nais, tik atsargiai pirštus, gerai? Žinau. Nu, tai kur nudardėjai? Ratas įlenktas, sparnas nurieštas. Tėti, man reikia pinigų. Aš tėčiai viską papasakojau. Gal ir anksčiau reikėjo. Nuvažiavome į Vilnių ir viską grąžinom. Nu, tai ką aš buvau pavogęs. Tai buvo lėktuvėlis ir 2 telefonai. O tėtis, tokį žaibą davė. Nu, jis jo pusbrolis. Antros eilės, jau ką. Jisai tu mane prisiminė, o aš jo niekaip negalėjau prisiminti. Nieko, daugiau nebelys. Sutvarkysim. Viskas bus gerai. Iš tikrųjų sunkiausia buvo, kai negavom jokių žinių. Išbėrė kaip obuolius, nieks nieko nesako, nu, didžiausia problema buvo, kad nebuvo jokios informacijos. Nežinau, ar jis mane ten apgavo, ar iš tikrųjų tiek kainavo. Nežinau. Ne, aš manau, kad kol vaikas yra nepilnametis, ypač kai tai susijęs su užsieniu, tai visgi tėvai yra atsakingi. Ir iš vis mes net negalim žinoti, kad tai buvo netikra, nes tai ir neįvyko. Jeigu atvirai, tai aš labai pasimečiau. Aš pati padariau nemažai klaidų ir leidau kai kuriems įvykiams įvykti. Tikrai esu visiška fanatikė viso to, kas stilinga ir gražu. Geriausia visada turėti atsarginį planą. Kažkuria prasme turbūt mes visi kalti dėl tos situacijos. Nieko, daugiau tai nepasikartos.